Šiandien dažysiu su visiškai nauju makiažu, kurio niekada nesu bandžius. Tai yra produktai iš Hourglass, iš Rare Beauty, iš Fenty Beauty, iš L'Oreal ir iš dar kitų brandų. Spoiler alert, gavosi tikrai gerai. Su pirmą produktą, kurį turiu, tai yra iš Hourglass. Čia yra tas garsusis kintintas. Pažiūrėkit, kaip gražiai. Tiesiog nėra labai didelis coverage, bet sulygina odą, gerai atrodo. Tas makiažas better look good, nes aš vis tiek šiandien išvarau, tai kaip ir darau tokį labai eksperimentinį dalyką. Spuogų tai tikrai pas mane neužmaskavo, bet šiaip atrodo tikrai žiauriai gerai, nes nesuteikia jokio kaukės efekto, man labai patinka. Ties kontūravimu ir bronzeriu turiu 2 produktus iš Rare Beauty, tai yra... Ne mano diena. Skystas kontūras. Kreminis. Šitą aš jau bandžiau ir aš jį noriu šiandien užsidėti. To dar neišbandžiau. Bet man šitas nesveikai patinka, kadangi jis yra žiauriai, tiesiog matot, grinai kaip sviestas. Spalva labai gera, jinai nėra kažkokia oranžinė, nėra kažkokia tamsi. Duoda natūralų, matot, bronze efektą. Labai įdomų dalyką. Tai yra kaip tas jelly blushas iš Milko. Tai aš radau už 4 eurus. Grinai kaip želė, bet kažkaip, aš nežinau. Man kažkodėl jisai žiauriai patiko. Jeigu kas varysite į Ispaniją, labai rekomenduoju. Čia yra iš The Fruit Company. Vadinasi blushas. Concealerio aš naujų turiu tikrai nemažai. Turiu Fenty Beauty, turiu Hourglass ir turiu šitą Infallible iš L'Oreal. Čia yra grinai turbūt labiausiai coverage turintis concealeris. Aš susidėjau tokio dydžio taškelį. Jūs pažiūrėkit. Pažiūrėkit, mano spuogai grinai dingo. Pakim panaudosiu šitą, nes aš dar jo nebandžiau. O jau labai jisai toksai grinai seruminis. Šitas concealeris yra mano mylimiausias, tai aš kaip suprantu, kad čia turėtų būti kažkas panašaus. Aš jį išbandau tik pirmą kartą, tai negaliu dar objektyviai vertinti, bet bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tikrai labai gerai. Čia yra Lumi stikas iš L'Oreal, kaip matot, aš jį naudoju. Man jisai visai patinka. Ta prasme, labai specifinis dalykas, tas, kas nešiojat matinį makiažą, tai tikrai nepatiks. Jūs matot, kad kur nors jums trūksta šiek tiek blizgėsio, tiesiog glow, jį užsidedi. Ir jisai tiesiog suteikia tokį labai natūralų blizgesį. Paskutinis naujas dalykas, kurį aš šiandien naudosiu, tai yra lūpom šitas pieštukas, kurio aš turiu 3, kadangi čia yra geriausias lūpų pieštukas ever. Štai ir pabaigtas rezultatas. Man atrodo, kad išėjo nesveikai gerai. Ačiū labai jums.